Ir man atrodo, kad jūs turite labai didelę perspektyvą. Bet jeigu galima būtų man parašyti 8, gerai? Povilai, ką galvojate jūs apie šią porą? Jeigu pasakyti vienu žodžiu, tai labai patiko. Jeigu pabandyti truputį gilintis, tai, sakykime, pradžioje pačioje dainos, kai aš mačiau Manto veido išraišką ir jo būseną vidinę, aš galvau, negi jisai taip jaudinasi, nes jisai kaip tik buvo pasukęs šitą pusę, kur mes sėdim. Ir aš šitą mačiau. Ir man atvirkščiai negu ponui Donatui labai patiko, kad būtent jie iš tikrųjų stovėjo atokiai vienas nuo kito ir dainos metu kaip ir nesusitiko. Tai buvo toksai pokalbis truputį dviejų žmonių, kurie randasi vienas vienam mieste, kitas labai toli, bet jie turbūt myli ne per Skype, jie turbūt myli vienas labai kitą, bet randasi labai toli. Žodžiu, mane ir daina man labai patiko, ir jūsų išpildymas patiko, ir inscenizacija, bet lyginant su kitais dalyviais, aš irgi bandžiau nuspręsti, ką pastatyti tarp 2 pažymių, vis tik tai statau jums 9, nors pas mane buvo tarp 9 ir 10. Sveikinu. Ačiū Povilui už 9.